mokiniai, šiandien mes tyrinėsime fotosintezę. Taip. Tai yra labai svarbu, fotosintezė labai svarbus procesas. Kas čia vyksta? Labai svarbi žinia, į Žemę leidžiasi meteoritas, mes įsimirsim augalai mirs. O kas su mokytoja? Pas ją labai silpnas pulsas. Kas čia tokio? Įvykus ekstriniam įvykiui, šioje mokykloje yra gyvybės trikampis, kuris išgelbės jūs. Mums reikia jį surasti. Eime ieškoti po visą mokyklą. Kuo greičiau? Kuo greičiau? Čia nėra. Augalai nėra tik interjero detalė, jie tikri superherojai. Augalai siurbia toksinus, gamina deguonį ir padeda mums geriau susikaupti per kontrolinius. Matant žalumą, smegenys ilsisi, o stresas tiesiog dingsta. Mūsų bendruomeniai reikia ne plastiko, o gyvybės. Daugiau augalų reiškia jaukesnės pertraukas, švaresnį orą koridoriuose ir bendrą tikslą juos auginant. Taip pat mūsų augalus bus galima panaudoti ir laboratorinėms pamokoms. Naudojant augalus ir jų dalis, galėsime lengvai ištirti jų sandarą ir pasaulį. Metas atgaivinti mūsų erdves. Daugiau žalumos, daugiau jėgų mokytis. Padarykime mūsų mokyklą žalesnę kartu. Kviečiame jūs balsuoti už mus. Kas išgelbė mokytoją? Bėga! O, kaip gera. Ačiū Jums. Matote, kaip svarbu yra augalai.